Sveiki, čia Iva Baltė, aš vardu Remigijus. Esam pas Vaidą Matukaitį ūkyje ir šalia mūsų yra Mepų grūdų džiovykla. Tikrai prieš perkant šitą daiktą buvo sprendimas kitą nupirkti, bet dėl logistikos, nes mobilė tą paprastą tokią. Dėl tos logistikos užstrigo dėrybos, vėlavo ir ant galo čia Vyganto buvo labai argumentuotai pasakyta, Vaidai neskubėk, bus spec pasiūlymas, tai, nes nieks nežinojo apie, kad čia kažkas pareina. Tai kai pasiūlė, padėliojom visas tas jo savybės, galimybės ir nupirkom. O kaip nupirkom, labą dieną, kaimynas turi netoliese, kitas kaimynas. Ir paskaitis pasirodo, gan neblogas perkinys. Tai čia vienareikšmiškai, kad neperkeistų grūdai, kad tas visas būtų našumas, kurio sąnaudos mažesnės, kad galėčiau ją eigoje pasididinti, jeigu dėl būtent kiekio. Tai visumoje taip susidėjo. Tarsi irgi čia pirkau ant ratų mobilę. Pirkom, nes čia yra vis dėlto esam Matukaičių šeimos ūkyje. Tai bendrinis projektas. Tai čia ir iš to gavosi, kaip atvažiavo, net šiek tiek truputį ir pats nustebau, kad čia daiktas net to lūkesčius viršijo. Realiai, kaip sakau, čia bankvos nes to ant pasitikėjimų nuėjom, tai kad džiaugiuosi. Šitam augom jau senai. Pavyzdžiui, galvoje mintis sukosi, skaičiavom, bet kaip tu atsimušė pas supirkėjus, kai dar kainos tokios ant tos ribos, kad tu nelabai ką sutaupai. Bet praeiti metai parodė, kaip galima tais skaičiais manipuliuoti, kaip kažkuo pridengti, kainas iškelti ir tu šito visiškai negali, kaip sakau, reguliuoti arba prisitaikyti. Kaip sakau, nuvažiuoji ir ką pasakė, tą sumoki. Taip? Tai čia vienas iš tų paspartino sprendimų, kad vas galvoju sukos. Tai tas likimas taip susidėliojo ir paskatino supirkėjai su savo elgesiu. Džiovykla jinai galėtų būti iš vis neužkurta. Čia nėra tikslas ją užkurti, išnaudoti maksimaliai, bet esant toj situacijai, kad su darbo jėga yra labai striuka, jinai dirbam asmeniškai, kiek sugebam prisikalbinti, kažką nusamdyti, bet į tai labai nepatikima, vienareikšmiškai. Tai antro kombaino ant ūkio negali pastatyti, nes tada reikia perkrovimo, reikia sunkvežimio, dar kažkas, nes lokaliai pakankamai nutolę laukai. Tai tu supranti, kad tau reikia tas technologiškai kažkur tą kombainas, tas esamas galėtų toj paroj daugiau valandų kulti. Tai čia ir atsimusi, tai džiovyklai galbūt reikės ryte 2-3 valandas, galbūt vakare, naktį valandą 2, ne? Tai už tai aikštelę gretimais pasidarėm, kad galėtume nestabdomai pilti, čia parvežti tas pirmas 4 priekabas, katros dažniausiai, jeigu bendroji lokacijų, nes bokštų neturiu, kad galėtume supilti ir nebūtų židinių, kad ten nereikėtų perfūsti visą kitą, tai jie profilaktiškai praeis pro džiovyklą, kad ves gretimam sandėly išbyrės, atvės, skrausim į bendrą krūvą ir panašiai. Tai tokia vizija yra, kad tą prailginti darbo dieną su kombainu. Arba važiuojam ne į ūkį, o tiesiai į elevatorių, tai kaip neturi galimybių, o kaip matai, kad reikia ieškotų galimybių, tai už tai teleskopas atsirado ūkiai, nes prieš tai turėjom ženkliai kuklesnį, kad atliktų tam tikras funkcijas, ne taip našiai ir ne taip kokybiškai, kas susiję, nes tą daiktą žiūrėdamas atrodė, kiek jisai mums reikalingas, bet jisai nuo rudens pas mus stovėdamas jau 500 motovalandų. Mes nesame mišrus ūkis. Tai jisai, ta prasme, turi ką veikti. Tai čia startas, aišku, nuo grūdų krovimo natūraliai, bet lyginimas žemė, tas pats. Bet ką nori tą padaryti, nes funkcijų prie jo mes taip pat turim tiek, jeigu kaimynų galonus reikia padėti, galim padėti. Jeigu mažesnis kaušas su prispaudimu turim, su žemėm dirbam, krūmus raunam, dar kažką, turim didmaišių skėlimo, turim paletinės, tai tą ieškom būdo, kad jisai tikrai turėtų ką veikti. Tai tų galimybių, kaip turi tokį daiktą ant rankų, natūraliai jų atsiranda. Tai servizo nereikia atvažiuoti. Tai tuo džiaugiuosi kol kas, kaip sakau, laikaukai. Prie džiovyklos pasidarėm gretimai aikštelę, kad galėtume nuo kombaino drėgnus, nes kombainas taip pat rodo
kokia drėgmė, ne tik kad pasimatuoti. Tai iškart, nes aš pats kombainuoju 100%, jeigu kažkas nepadeda, tai automatiškai pasimatuoju drėgmė, pirmas važiuoja priekabos tiesiai į ūkį, kraunam džiovyklą, judam, krutam ir tai prasidžiovina. Įsidienojus, tikiu, kad koliam sausus, jie automatiškai važiuoja tiesiai į sekančią patalpą, kur pilam tiesiai į bendrą krūvą. Mūsų tikslas yra, nes kaip ūkis, kaip aš vienas iš tų vedančių žmonių, tai sukontraktuojam nemažą dalį, kažkas į Klaipėdą, kažkas vietoje, vežam palei tai, nes pats sunkvežimių neturiu. Tai vežam su arba draugų pagalba samdom, arba vežam savo turimą techniką. Tai dalis yra čia, dalis ten. Tai mano tikslas yra tai, kad čia būtų lietingo periodo, čia būtų grūdų, kada nėra eilių, mes išvežam tą, ką sukontraktuojam. Tai va čia skolas užsidengia, tada sprendė, ar likutį pasiliekė, čia kiekvienam ūkį. Tai toks ciklas, kad mes norėtume, šnekėjom, kad reikia ant viršaus norijos, kad nereikėtų nuo džiovyklos vežioti su priekaba, bet viskam reikia užaugti, nes ūkis augantis ir ieškantis, kaip sakau, mokinamės, tų žinių, tų technologijų kiekvieną dieną norim. Tai va čia grįšiu prie pačios Iva Baltės. Tai tas kelias mūsų artimas, nes tikrai poreikius atitinkanti įmonė, ypač kas žiūrint iš mano vertybių, ypač iš poreikių technikos. Tai čia jūsų lyderystė, jūsų žmonių, tie, kad jie geba pateikti tas visas technologijas, privalumus, visą kitą įtikinu. Tai šis kolektyvas didžiąją dalim tikrai, ką aš pačiupinau, tai man viskas saka. Kaip gausi su džiovykla, kiek man kaip poreikius atiteko, tenkino tą, ką aš buvau nusimatęs, nes tikrai analizavau eilę metų, bet tas viskas turi sueiti. Negaliu užfarsuoti, natūraliai ateina. Tai čia irgi šitas daiktas gavosi kaip džiovykla natūraliai, bet kad šita džiovykla, tai visiškai asmenybės įtakoja. Paslaptis, nes dar čia nežinau. Nes dalį mes jau džiovinom, galimai apie 400 tonų pradžiovinom, nes buvo drėgnesnių supilta, nes džiovykla atvažiavo spalio mėnesį. Į ūkį sumontuota sklandžiai, kur eigoje į Klaipėdą, kad jie buvo numatyti vežti, jie buvo natūraliai praleisti, nes jie tokie buvo apie 16 drėgmę, galbūt 15,5. Tai mes juos prasileidom, kad jie stovėjo per žiemą, natūraliai vėl atidrėkė dar kažkas, mes vėl likutį perleidom per džiovyklą. Tai jinai pas mus ūkį išbandyta. O kas bus ateityje, kas po 5 metų vienareikšmiškai tik su patirtim. Matysim, kas kaip gaunasi, nes vizijų kažkokių yra, bet ar jos ten bus priimtinos, ar ne kažkas, tai tik tai laikas parodys. Be abejo, čia sunkesnė dalis yra tai, kad tai yra kainuojantis dalykai. Nemažus pinigus, tai kiekviena ta investicija turi būti racionali arba atsiperkanti per kažkiek turi tą viziją turėti. Tai šiandienai, kaip sakau, mums tą saugiklį dėl įkainių džiovinimo pas supirkėją žymiai lengviau apsispręs, nes tu turi tą dalį, kad tu gali to pelningumo atsimti. Bet vėl išryškino labai įdomią situaciją, kaip tu ją turi, kiek reikia patalpų, kiek reikia visokių tokių vėl papildomų tų. Kai tu tiesiai nuo kombaino išveži, grįžta tuščias, viskas daug paprasčiau. Apart tai, kad kainuoja. O čia jau ta vieta užimta, o kur čia pilsim, kur čia dėsim, tai vėl iššaukia tų iššūkių kitų, natūraliai. Remigijui pasiskambinė, buvo taip, tiesioginį kontaktą ir susišnekam, ką aš planuoju, ką man reikia. Jis pasako, ne, tai neteisingai, būtų teisingiau taip, dar kažkas. Tai tikrai randam tos tokius, nes čia mano patirtis viskas nuo balto lapo. Jeigu aš turėčiau jau 10 ar 20 metų tą džiovyklą arba liniją, tai turbūt aš galėčiau sakyti, kad man būtent to reikia ir ne kitaip. O čia tu supranti, kad tu neturi tiek tų kompetencijų, kai sakau, tai natūraliai lengviau viskas, kaip jie žmogus, kad supranta, ką sako. Aš galiu sakyti atsipirkamumą, galbūt spėlioti, nes kaip ir matau viziją, kad man reikia ryte ir vakare, galbūt lietingais sezonais reikės ilgiau ir panašiai. Bet ar aš galiu suskaičiuoti, kad aš pradėjęs anksčiau kulti
išsaugodamas kokybę, dar kažkas, tai čia kiekvieni metai skirtingi. Tai čia tiesiog iš kavos tirščių būtų mano skaičiai arba kažkokios mintys. Bet čia galbūt labiau man pačiam ramiau. Tiesiog, kad aš turėdamas šitą daiktą pas save, aš jį galiu, kaip sakau, pirmai, galiu aš jau net nekurt. Svarbu, jisai stovi, tegu stovi, kaip sako, tegu pūva, ar kaip ten pasakysi, žinai. Bet aš jau turiu tą saugiklį, kad jisai yra mano ir aš galiu bet kada priimti sprendimą. Galbūt anksčiau pradėti kulti, galbūt dar, žinai, pačioj kokybės pikė, galbūt nelaukti ateinančių drėgnų orų, nes gal bandysiu išlaukti, kol jie išdžius. Tai jeigu ne energetiniai ištekliai, tai čia būtų daug viskas paprasčiau. Šiandien dienai vėl, kad turi šitą daiktą, bet tiek žaliojo kurso, tiek pačios valstybės požiūris, tą patį raudoną kurą, tiek tave vėl vers skaičiuoti, ar nereikia laukti tas 3 dienas, kad gal gamta išdžiovins. Bet va čia visą laiką tu stebi tas prognozes, visą laiką bandai tikrai, kad kuo mažiau įdėti, nes tas pelningumas jisai labai sumenkęs. Ir kiekvienais metais mažėja. Tai va čia viena iš tų galimybių, kad kažkiek galėtai didinti. Per įvairius pjūvius. Čia gali dar filosofuoti daugiau, bet kaip turi tą daiktą, gal po 10 metų mes pašnekėsim, kiek mes visko praėjom ir kiek išgelbėjau arba priešingai buvo nereikalinga. Pagrindinės priežastys, dėl ko ūkininkas pasirinko šią džiovyklą, tai dėl to, kad jinai yra mobili ir jai nereikalingi pamatai. Antras svarbus dalykas, kad jinai yra uždaro tipo ir jai nereikalinga stoginė ar kažkoks pastatas, kad paslėpti ją nuo lietaus. Taipogi, kai jinai yra uždaro tipo, džiovinimo metu aplinkui nesikaupia dulkės, vėjas nenešioja šiukšlių, dėl to ūkininko kieme visada yra švaru. Ką toliau noriu jums papasakoti? Visas darbas prasideda nuo grūdų priėmimo. Čia turim mobilų grūdų priėmimo bunkerį. Ūkininkas teleskopinio krautuvo pagalba čia išpila pilną kaušą grūdų. Viduj turime grandininį transporterį ir jo pagalba nešam į kaušinį elevatorių. Kaušinis elevatorius kelia grūdus į viršų ir vamzdžio pagalba grūdai patenka į džiovyklos vidų. Taip mes užpildome džiovyklą ir galim pradėti džiovinimo darbą. MEPU prekės ženklas yra gaminamas Suomijoje ir garsėja išskirtinė kokybė ir sprendimais tiek mažiem, tiek dideliem ūkiam. Ši konkreti MEPU K serijos džiovykla išskirtinė tuo, kad jinai, kaip matote, gali būti transportuojama į ūkininkui patogią vietą. Jinai yra uždaro tipo šachtinė, užkraunama per viršų ir gale jos yra degiklis su šilumokaičiu. Šilumokaitis reikalingas tam, kad degiklio sudegęs kuras ir smalkės nepatektų į grūdus. Gamintojas deklaruoja, kad džiovykla preliminariai per parą gali išdžiovinti 3-4 porcijas. Viena porcija yra apie 30 kubinių metrų grūdų. Standartiškai MEPU gamintojas savo džiovyklas komplektuoja kartu su Skandija transportavimo įranga. Tai yra grandininiai transporteriai ir kaušiniai elevatoriai. Kuo išskirtinė ši džiovykla dar, tai ją nebūtina pilną prikrauti. Standartiškai ją telpa 30 kubinių metrų grūdų. Bet minimalus iškrovimo tūris yra tik tai 6,2 kubo. Kuo tai yra gerai? Jeigu ūkininkas turi paskutinį vežimą grūdų ir neprisipildo džiovykla pilna, jinai vis tiek gali veikti ir nereik maišyti jau su sausais grūdais. Dar vienas privalumas, kad gali džiovinti nedidelę porciją, pavyzdžiui, nori pasiruošti savo kitiems metams sėklą ir gali džiovinti neaukštoj temperatūrai ir nedidelį kiekį. Čia matome degiklį, šalia yra valdymo spintas, gamintojas visada standarte komplektuoja su laiptais, patogiam užlipimui ir įrangos valdymui. Viršuje matome 2 papildomus ventiliatorius, kuriuos galime išsijungti, tam, kad nepilną džiovyklą džiovinant nebūtų ištraukiami grūdai lauk. O jeigu oro srauto vis dar yra per daug,
visada galim pridaryti sklendę pagrindinio oro ventiliatoriaus. Ką mes turim čia ant džiovyklos viršaus? Tai yra pirminio valinimo įrenginys, kuris iš grūdų išvalo dulkes, smulkes ir stambes lengvas priemaišas ventiliatoriaus pagalba. Dar vienas išskirtinis techninis sprendimas šio gamintojo, tai yra nerūdijančio plieno vamzdis ir ketaus alkūnė. Tai užtikrina vamzdžio ilgamžiškumą ir ilgą nenusidėvėjimo laiką. Jums gali kilti klausimas, kodėl trūksta dar vieno vamzdžio šiam skirstytuve. Vamzdis dar kol kas nesumontuotas, nes ūkininkas ateityje planuoja padaryti grūdų padavimą į sandėlio vidų. Džiovykla turi 3 automatinius režimus. Pirmas yra pasikrovimas, antras džiovinimas ir trečias iškrovimas. Automatiniam pasikrovimui reikalingas lygio daviklis ant džiovyklos stogo. Kai džiovykla prisipildo, automatikos skydas automatiškai sustabdo įrenginius ir krovimas sustoja. Turiu svarbią žinią, artėja paramos ir visi norintys įsigyti tokią pačią ar panašią džiovyklą gali pretenduoti. Į Vabaltė siūlo MEPU arba Tornum džiovyklas. Kreipkitės, konsultuosim ir padėsim išsirinkti.